Remigijus rašo, kam skirta Toros pradžios knyga? Ar ne tam, kad žmonės įsivaizduotų, kaip biblinis Dievas sukūrė pasaulį, kai prieš tai nieko nebuvo? Tai kur toj pradžios knygoje yra tiesiogiai parašyta, kaip Dievas sukūrė žmonės iki Adomo? Pacituokit tą vietą, tai nereikės jokių išvedžiojimų ar Zocharo parašytų 13 amžiui. Prisigalvojant, ko nėra Tanachė. Kur Tanachė tiesiogiai Dievas smerkia vergovę, sakydamas, kad to apskritai neturi būti, kad tai yra blogis ir visi, kurie davė pradžią ir naudojasi tuo blogiu, bus nubausti. Atseit toks laikmetis buvo, kai vergovė buvo įprasta santvarka, vergovės neigimo žmonės būtų nesupratę. Ir daug žmonių nesuprato, kas tas Jahvė, kodėl reikia įgarbinti ir jam šlovės mažai. Tik čia jau dievuliui nekyla bejonių kirsti iš karto, kas jo nemylės kentės net kelius kartus dėl to. Neįtikėtina buvo girdėti, kad biblinis dievukas, nors tobulas ir visagalis, darė klaidų. Kodėl pasakorius sugalvotas dievukas dėl savo klaidų kaltina ne save, o savo kūrinius ir juos naikina kaip brokuotas detalės. Įsivaizduokit, šalkalis blogai nutekino detalę, bet kalta detalė, o ne šalkalis. Sako, Dievas ne iš karto viską gerai padarė. Tai kad ir iš antro karto nieko gero neišėjo. Pasiliko Nojus su artimaisiais, kaip geriausia, kas liko iš klaidingų kūrinių, o visą likusią kūriniją nuskandino. Kam reikėjo sunaikinti augmenį ir gyvūnus, neaišku. Tie tai be klaidų buvo, galima visagali buvo sugalvoti kažką racionalesnio, nei viską naikinti. Bet pasakojimui reikia dramatizmo ir dar labiau įbauginimo. Ir kas iš to tvano gavosi? Ar iš Nojus palikuonio atsirado geresnė žmonija? Ar ne iš Nojus palikuonio atsirado izraelitus kankinę faraonai, amerikiečiai, vėliau Romos imperatoriai, dar vėliau Hitleris, Stalinas, jie visi gerojo Nojus palikuonis? Tai čia Jahvė nepaėjo, gal ne Nojų reikėjo pasilikti, o gal ir čia buvo kokia tai paralelinė žmonija, kaip be aprašymo, sukurta iki Adomo. Jei Dievo nėra, tai viskas galima. Nesąmonė, tai jūs tikintieji nevagėt, nežudot tik dėl to, kad Dievas nubaus jūs iš baimės. Jei Dievo nebūtų, tai pripažįstate, kad padarumo pas jūs nebūtų. O visi ateistai šio žemėje pagal jūs turi būti vagiai, žudikai ir prievartautojai, nes jiems Dievo nėra. Pavyzdys, kad kalbat niekus. Bernard Kouchner, prancūzų gydytojas ir politikas, ir ateistas. Jis sukūrė vieną humaniškiausių pasaulio organizacijų Gydytojai be sienų, kuri teikia medicininę pagalbą žmonėms kenčiantiems dėl karo, gamtos katastrofų, epidemijų, kitų krizių, kuriuose trūksta sveikatos priežiūros. O jis turėtų būti visiškas niekšas, nes jam Dievo nėra. Už tai, kiek Dievą tikinčių yra vagys, savanaudžiai, degradai. Gal prieš kažką teigiant reiktų gerai pagalvoti. Čia kalbėti apie tai, kad baptistai tikėjimo žodis yra sektus. Aišku, kad tai krikščionybės sektus. Jūsų propaguojamas judaizmas nėra tradicinio senojo judaizmo sekta. Lygiai tokia pati sekta kaip ir kitos nesusigalvoja savo judaizmo interpretaciją. Sako, daug kančių patiria nedorėlis, bet tas, kas pasitikė Dievu, bus apsuptas gailestingumo, cituojate. Kai sakote, kad pagal biblinį dievuką tik nedorėlis baudžiamas kančiomis. A ne? Čia šito žemėje. Tai holokausto atveju visi nacių sunaikinti žydai buvo nedorėliai, visi sudeginti žydų kūdikiai vaikai gavo kančias, nes nedorėliai, kitaip jūsų dievukas būtų juos apsaugojęs. Tanacho dievulis, kuris tą teigia melagį, su jūs atkartojate, cituojate. Ar sakysite, kad čia jis suklydo kaip sukūrinė, dėl kurios verkščiano atsisėdęs ant kelmo? Jūs verdat savo sultise, nenorit girdėti kitų argumentų, išjungiat kritinį mąstą, matyt to reikia, kitaip tas tikėjimas greit išgaruotų. Tai kad neišjungiam, diskutuojam, klausom argumentus, pabandykim trumpiau, tiesiogiai eilutės, kada Adomą dėl Nojaus. Supraskit vieną dalyką, kaip čia geriau pasakyti. Jūs čia kritiką sakot visai ne tuo adresu. Eikit pas baptistus, Jehovos liudytojus, sėkmininkus ir čia bus teisingas argumentas. Mūsų adresu ne. Matot, pas mus yra toks ypatumas. Mūsų teologinė mokykla laikosi požiūrio, kad tik visiškas idiotas gali manyti, kad Tanacho pasakojimai turi būti suprasti tiesiogiai. Į tuos idiotus mes skirstom į dvi kategorijas. Abiem kategorijom būdinga taip, kad jie Tanachė mato tik tiesioginę prasmę ir nieko daugiau. Pirma idiotų kategorija, jie gali suvokti tik tiesioginę prasmę, jokios potekstės, jokių alegorijų, jokių metaforų, jokių aliuzijų jie nesuvokia, jokių šifrų, jokių skaičiavimų kabalizmų, nėra tokio dalyko pas juos. Tiesiog trūksta žinių, trūksta intelekto ir panašiai, trūksta kritinio mąstymo. Jie sako, gyvatė kalbėjosi su Ieva medį šnekėdamas, paskui bet tą gyvatę kojas turėjo, paskui liepė Dievas jam pilvų šliaužti. Žemė buvo sukurta prieš 6000 metų, per 7 bukvalės 24 valandų dienas ir taip planas buvo visas pasaulis, net kalnai pasengti. Nekyla klausimai, iš kur tiek vandens galėtų atsirasti, kad net kalnų viršūnės 10-11 km užpilį, kur paskui tas vanduo nesvarbu pašiausiai. Ir nekils klausimas, tas sūrus vanduo buvo ar gėlas vanduo. Jeigu sūrus, tai kaip gėlavandenė žuvis išgyveno tiek laiko. O jeigu gėlas, tai sūrė vandenė žuvis žūna ten. Bet tai klausimų nėra tiesiog, jie tiesiogiai supranta. Antra kategorija, ne ką protingesni. Jie paskaita, sako, negali būti šitaip, tiesiog asilas kalbėjo žmogaus balsu su Balamu. Žaltys Ievai sako, ar Dievas tikrai pasakė, gyvatė, raplys. Nesąmonė. Ir jie atmeta Bibliją. Pasakų knyga, nieko čia nėra, visiškai logikos nėra, nesąmonės vaikam mažiem. Matot, išmintingesnis žmogus, kuris moka dirbti su tekstu, ypač su senoviniais tekstais, turi tam tikrų mitologijos žinių
ir teologijos žinių, ir istorijos žinių apie tuos laikus, jis puikiai supranta, kad čia yra daug gilesnis dalykas. Svarbu ne tekstas, o potekstė, kas tame tekste pasakyta. Senovėj žmonės kalbėdavo labai gražiom metaforim kalbom. Nebuvo jokių 6 dienų kūrybos. Žmogus atsirado iš aukštesniųjų primatų. Beždžionė, jeigu norite. Ne prieš 6000 metų pasaulis sukurtas yra. Visata atsirado beveik prieš 14 milijardų metų. Mūsų Žemės planeta maždaug 4,5 milijardo metų. Gyvybė maždaug prieš 3,5 milijardo metų pradėjo rastis. Žmogus tarp 300–400 tūkstančių metų atgal. Nojaus tvano, jeigu norit, nebuvo iš vis tokio dalyko. Gal koks kur nors lokalinis ir galėjo būti, kaip pavyzdys paimtas, kad jame užkoduot gilesnės kažkokias tai mintis. Taip kad mums to nesakykit. Dabar vos neprimiktai reikalaujat, kad pažodžiai turi būti viskas, kur pažodžiai pasakyta, ir mes sakom pažodžiai. Tai jūs blogai darot, kad pažodžiai nepripažįsta, jūs čia kaip krikščionys prie Naujojo testamento pridėti visokių ten kabalo, visokių Zacharų. Mes sakom, kad mes nepripažįstam šitos tiesioginės prasmės. Ne, jūs turite pripažinti, o kai pripažinsit, o tada sakys, va, kokia nesąmonė prasmė, va, koks jūsų tikėjimas. Labai įdomiai. Visos judaizmo pakraipos, absoliučiai, ne tik kabalistinės, laikosi požiūrio, kad Tanachas turi 4 supratimo lygmenis, 4 prasmes. Kažkada atsimenat, verkėt, kodėl Dievas nenori, kad suvienyto jisai skaldo, bet pasakysiu, kame. Šita sistema vadinasi pardes. Yra pšat, tiesioginė prasme, yra aukštesnė remes, ji beveik tiesioginė, bet jinai remiasi užuominomis, kurias reikia logiškai suprasti. Vat yra užuominas, tam tikras, kurias tu turėjau pamatyti protu. Dar toliau yra gilesnė prasme draš, alegorijomis ir simboliais ir aliuzijomis užkoduota filosofija, kurią mums pateikia čia. Ir sot, kabalistinė. Informacija perduota ne žodžiais ir sakiniais, o hebrajų raidėmis. Nes hebrajų raidė turi ir skaitmeninį ir raidinį ekvivalentą, ta pati raidė. Tam 4 lygmeniui naudojamas 3 pagrindinės metodikos. Pirmoji vadinasi gematrija, kur raidė turi skaitmeninį ekvivalentą ir imi kažkokius žodžius, sakinius, išsireiškimus, jų skaitmeninį ekvivalentą, sulygini su tai žodžiais išsireiškimus, kurie kiti yra, bet jie turi tą patį skaitmeninį ekvivalentą. Ir apkeiti juos vietom. Ir tu supranti, kas apie ką kalba. To yra temura, jinai naudoja specialias kabalistinės lenteles, vadinamas cirufus. Ir mes gaunam visiškai kitą tekstą, hebrajiškai visiškai kitus užrašytus dalykus. Dar yra 3 metodika notarikon, jinai remiasi akronimais, kada skaičiuojamas pirmos ir paskutinės žodžių raidės. Ir tuos akronimus tarp savęs lygini, skaičiuoji ir gauni naujus žodžius. Žinot, žmogus neturės to supratimo, neturės nei hebrajų kalbos žinių, neturės, nei mokės dirbti su senoviniais tekstais, jis dėl to nepastebės. Jam atrodo, o Dieve, gyvatė su moterim kalbasi, oi, obalį suvalgė, Dievas supyko labai dėl to obalį vieną. Jam atrodo, čia pasakosi, natūralu. Tiesioginė prasmė yra tik tai pavaizdavimo priemonės. Kaip sakau, jeigu Tanachas rašys, kad nerimi plaukia krokodilas, tai mes iškart galim pasakyti, kad Tanachas nekalba apie jokį krokodilą, apie jokį nerį ir apie jokį plaukimą. Čia yra visiškai kiti dalykai gilesni. Ieškom simbolio, ką reiškia krokodilas, ką reiškia plaukimas ir taip toliau. Tam pačiam Tanache yra tie simboliai išdėlioti, vienose vietose yra išaiškinimi apie kitas vietas. Štai koks įdomus dalykas. Remigijus, kaip čia sako, kad vergovė blogai kalba tik užuolankomis, o ne tiesiogiai. Juk tiesioginiai įstatymai nėra, kad reikia vergus paleisti, vergovę naikinti ir taip toliau. Yra tiesioginiai įstatymai, žiūrėkit, aš jums paskaitysiu. Ir tiesiog, žiūrėkit, va tiesiog yra. Atsiverskite, Izaja 58:6. Ar ne toks pasninkas, kurį aš pasirinkau, 2 taškus. Pašalinkit nedarybės pančius, išlaisvinkite pavergtuosius, suteikit laisvę prislėgtiesiems, sulaužykit kiekvieną jungą. Pasakyta aiškiai. Kaip be tiesiogiau be galima pasakyti tiesiogiškiau. Įstatymas yra Dievo, taip, ir per pranašą Izaiją. Paleiskit visus vergus, visus belaisvius ir taip toliau, kad jų nebūtų. Daug duosiu vietų. Jeremijo 34 skyrius. Nuo 8 iki 12 eilutės paskaitykim. Viešpats kalbėjo Jeremijui, kai karalius Zedekijas padarė sandorą su Jeruzalės gyventojais ir paskelbė, kad ir kiekvienas suteiktų laisvę vergams hebrajams, kad nelaikytų vergai žydų. Kunigaikščiai ir visa tauta, kurie padarė sandorą suteikti laisvę vergams ir vergiams, kad jie nebevergautų, paklūsto ir paleido juos. Per Jeremiją buvo atsisakymas visus vergus. Žydai jau iš aplinkinių tautų vėl išmoko, vėl po truputį atgimsta ta vergyja ir žodis per Jeremiją, taigi paleidžiat visus. Ko dar reikia? Ko dar reikia? Kaip bet tiesioginiškiau be galima būtų pasakyti. Bet 11 jie persigalvo ir susigražino vergus bevergės ir privertė juos toliau vergauti. Žydai nukurda, nenorėjo paleisti.
Todėl viešpats kalbėjo Jeremijui, dvitaškis. Nu ir barasi, čia dabar visko neskaitysiu, skaitau nuo 16 iki 17 eilutės. Bet jūs persigalvojate, jūs sutepėte mano vardą, susigrąžindami vergus tai vergės. Jie buvo laisvi, galėjo gyventi kaip norėjo, o jūs juos vėl pavergėte. Kadangi jūs neklausėte manęs ir nesuteikėt laisvės broliui ir artimui, aš išlaisvinu jūs kardui, marui ir badui. Aš išsklaidysiu jūs visose žemės karalystėse. Kaip be iš jų pasakyti, kad Dievas prieš vergovę čia? Kad Dievo įsakymai prieš. O šitai nepaklūso, pasiliko daugelis tenai, pagailėjo, išleisti. Ir iškart žodis per Jeremiją, dabar tai gausit už tai, nepaklūso. Išėjimo 21:16. Kas pavagė žmogų ir parduoda jį, arba jis surandamas pas jį, baudžiamas mirtim. Prekiauja vergais, grobi vergus, mirties bausmė. Nu kaip be labiau uždrausti. Ką dar padaryti ten? Gabaliukais pjaustyti. Mirties bausmė. Žiūrėkit toliau. Pakartoto įstatymą 24:7. Jei žmogus būtų pagautas vagiant savo brolį Izraelitą, kad jį pavergtų arba parduotų, toks bus baudžiamas mirtimi. Pašalink piktą iš savųjų. Ir tiesiog, ir netiesiog, ir kaip norit uždrausta. Tik tai, kad nekirto iš karto tos vergystės, dėl tam tikrų priežasčių, padarė Torą protingiau. Aš praeitą kartą pateikiu įrodymus, kodėl tai yra protingesnis dalykas ir net pažangesnis. Ir tokių dalykų daug daugiau vergų galima išlaisvinti, negu kad iš karto. Nesukeliant socialinių problemų. Tora labai išmintinga knyga. Kas kritikavo, nepavyko. Nepavyko prigauti jos. Jūs sakėt, blogai, kad čia Torą nevienodai supranta, tai va čia įrodo, kad Tora čia pasakų rinkinys. Ne pasakų rinkinys. Tai dabar sakau, yra pardės sistema, 4 lygmenys. Yra žmonės, kurie tik tai išorinį lygmenį vadovaujasi, visokios sektos, sektininkai, baptistai ir taip toliau. Yra, kurie aukščiau jau gali suprasti, jie remės lygmenį suvokia. Dar kažkas aukščiau dar aš lygmenį. Iš vis yra jau pažengę, yra SOT lygmenį studijuoja. Ir taip pasidalina natūraliai visuomenė pagal pažinimo laipsnį. Tas, kuris nesuvokia SOT, ar ką, čia nesąmonė, čia kažkokie nukrypimai, čia gal kokie kultizmai, turi pažadį suprat, per 6 dienas Dievas sukūrė pasaulį, viskas, ne iš beždžionės žmogus, buvo Nojaus tvanas ir viskas. Nu ką padaryti? Taip susiskirti, tai natūralu, nes žmonės nevienodai. Tai čia reikėtų verkti paprasčiausiai, kodėl pirmokai sėdi ne su 11-okais klasėje. Pamakoj. Kodėl separuoja, įsiskirsto pagal pažinimo lygis, pagal brandos lygį, tai natūraliai visuomenė įsiskirsto. Ir nieko čia tokio, labai teisingai. Neįtikėtina buvo girdėti, kad biblinis dievukas, nors tobulas ir visagalis, darė klaidų. Kad visagalis mesgi nesakom niekad, sako krikščionis, mes nesakom. Tai jūs paimat dalį krikščionių teorijos, priskiriat mum ir sakot, kaip čia taip gaunasi. Mes sakom, ne visagalis dievukas, nors ir pats galingiausias, bet ne visagalis. Dabar dėl to ateisto, jeigu Dievo nėra, viską galima daryti. Tai, mielasis Remigijau, žinokit, čia ne aš sakau. Šitą pasakė frazę garsusis pasaulinis klasikas literatūros ir filosofas Fiodoras Dostojevskis. Čia jo citata. Tai jam visas pretenzijas, koks jis kvailas, bukas ir neišprusęs žmogus yra. Tas, kuris parašė brolį Karamazovai, nusikaltimas ir bausmė, didysis inkvizitorius, taip toliau. Pasaulinės klasikos veikalai, vienas iš žymiausių mąstytojų laikomas pasaulinio lygio. Jis čia tai pasakė, tai vat visas pretenzijas jam ir pasakykit, eikit prie kapo jo ir sakykit, koks tu kvailas, dieve, nu. Kad ateistai yra labai geri ir pūkuoti, Dievo netikintis, ir duoda Bernarą Kušnerą, gydytoją be sienų įkūrėją. Labiau nevykusio pavyzdžio, žinokit, būtų ir sunku, aš jūsų vietoj kitą būčiau pavyzdį davęs, bet tiek to, nesufleruosiu. Pirmas dalykas su Bernaru Kušneru. Man teko domėtis apie tą žmogų, kabų žydukas, bet ateistų, kad jis savęs niekur nevadina. Jis save vadina nereligingu, neišpažįstančiu jokios religijos ir pasaulietinių pažiūrų. Dieve, kiek aš tokių pažįstu žmonių, bet jie nėra ateistai. Ir vieni Dievą tiki, kiti yra agnostikai, treti deistai, ketvirti kažkokį kosminį protą, penkti kažkokią rytų jogas, ten filosofijai paskendė. Turi kažkokį supratimą, bet deistais jų nepavadinsi. Tai vienas dalykas. Jeigu turi Remigijus kažkokių jo knygą, kažkokį interviu duotą, kuris sako, aš nepripažįstu ant gamtinio pasaulio Dievo ir taip toliau, tai būtent gal aš nežinau kažko, bet kiek man teko girdėti, kad jis yra neišpažįstantis jokios religijos. Ir pasaulietinių pažiūrų. Religija turi būti atskirta nuo valstybės įskaita ir taip toliau. Tai aš taip manau. Bet aš neteistas. Aš irgi už tai, kad turi būti religija atskirta nuo valstybės. Yra skirtingi supratimai religijų ir taip toliau. Tai kurios dabar religijos padarysi? Primesdamas vienos, tu pažeidi kitų tikinčiųjų teisės, jeigu jų vieną versiją primesi. Nežinau, kiek Remigijus ekstrasensas ir permata žmogaus sąžinę ir protą kiaurai.
Bet čia gali būti 50 ant 50. Kodėl jisai tą filantropinę veiklą užsiėmė? Kad žmogus tik taip užsiimtų ir nieko daugiau, bet kai žmogus per šitą bando į politiką patekti, va čia man jau yra įtarimas. Mata, aš esu skeptikas, skirtingai nuo laisvamanių, aš esu labai didelis skeptikas ir kiekvieną dalyką aš turiu pagrysti. Va taip, kad, man patiko, va taip, va tikiu, aš pajutau širdimi, kad jisai ten nuoširdžiai daro, pas mane yra šito. Jis bandė daryti politikų karjerą, per komunistų partiją buvęs komunistas, jisai pačioje, niekaip nesisekė jam gauti. Gabus žmogus vis dėlto, ką jis pagalvoja, reikalinga pasidaryti PR-ą. Gali būti toks variantas, gali. A kaip tu, rinkėjai labiausiai mėgsta va tokius, va, nuvažiavai, pasifilmavai su kokiu nors negru Afrikai, ten sergančiu, tenai, su kokia babutė, pasifotografavai, ten dalini negriukam apelsinus ir taip toliau. Ta politinė karjera bus garantuota. Tuos sumautus gydytojus be sienų įsikūrė 1971 metais ir jau 73 metais pradeda lyst politikon labai smarkiai. Jis labai populiarėjo tas reikalas, viskas ir taip toliau. Ir galiausiai 1988 metais jis gauna aukštą postą Mišelio Rikardo vyriausybėje. Ne ministro, bet labai aukšto ministerijos sekretoriaus buvo. Ir kažkaip taip sutampa viskas, žinot. Jeigu taip pamastyti, iš kur žinau, kad čia jisai ne PR-ui daryti, o vat iš noro padėti ateistas daro. Gal jam nusispjauti ant viską, tiesiog jis žino, kad kitaip neateisi į valdžią, reikia kažkokią tai parodyti. Nes nepavyko, kiek jisai siekė, postų nieko negavo, nesigavo, jam baltravosi jis daug. O čia šitas puikiai suveikė, nekvailas žmogus suprato. 92 metais jis gauna sveikatos apsaugos ministro kėdę. Ministras Prancūzijai tampa, va taip staigiai, iš karto per šitą eini politikon. Siekia aukštų postų. Tai aš nežinau, ar čia įrodymas vadų, kokie jie moralūs ir geri. Koks tas motyvas? 4-97 metų buvo išrinktas Europos parlamento, laimėjo rinkimus ką tu. Nuo 97-99 metų vėl sveikatos apsaugos ministro kėdėje sėdė. Po to nuo 2001-2002 metų vėl sveikatos ministro dar vieną kadenciją. O nuo 2007 iki 2010 dar aukščiau pakilo, tampa užsienio reikalų ministru. Užsienio reikalų ministras yra antras po premjero. Premjeras susirgo, numirė ar užimtas kažkur, jį pakeičia užsienio reikalų ministras, pirmininkavo vyriausybės posėdžiam. Padarė puikią karjerą. Štai negalim žinoti, ar čia dėl noro padėti jis kažką darė, ar PR darė. Žmogus eidamas į politiką stengiasi PR padaryti. Kiekvienas, kuris nori gerą PR padaryti. O antras dalykas, šitas žmogus iš skandalų neišlipa, korupcija ir taip toliau. Pasižiūrėkit, pasidomėkit. Namų bedūmų nebūna. Žmonės kalba, žmonės žino, ne? Sadamą Huseiną versti. Tai buvo vienas iš pagrindinių vanagų, kuris ragino Europą prisidėti, kariauti, bombarduoti miestuose. Ir geriausiai toliau Remigijus sako, jūs irgi sektantai, ne tik tikėjimo žodis ir taip toliau. Remigijus minėjo, kad jis religijotyrą domisi. Tai va, religijotyroj bet kuriam vadovėliai 3 didžiosios judaizmo kryptis nelaikomas sekta. Yra sektų judaizme žinoma, bet ortodoksai, reformistai ir konservatoriai. Tai vadinamas konservatyvusis, reformistinis, ortodoksinis judaizmas. Tai 3 didžiosios pakraipos, turinčios jau milijonus pasekėjų, o kaip žydai nedidelė tauta, iš tikrųjų tai yra daug. Pavyzdžiui, Jungtinėse Amerikos valstijose žydų gyvena praktiškai tiek pat, kiek ir Izraeliai. Ir absoliučią daugumą sudaro reformistai, va tokia kaip mes kalbam. Ortodoksai vos 10% sudaro, dominuojanti religija Jungtinėse Amerikos valstijose. Ir pats geriausias, sako, daug kančių patiria nedorolis, bet tas, kas pasitikė Dievu, bus apsuptas gailestingumo, cituojate. Ir sako, kaip tada nacius sunaikinti žydai, holokaustas, kūdikiai ir taip toliau. Tai vad, holokaustas yra labai puikus įrodymas, kad Tora iš tikrųjų pranašystės besipildančios, užrašytas maždaug 1300 metų prieš mūsų erą rašyta Tora, o pildosi kaip šiandien. Tarsi žiūrėčiau į pasaulį ir aprašyčiau įvykius. Prisiminkime, pakartotą įstatymą 28 skyrių. Dar pasižiūrėkim, paskaitykime 58 eilutę. Jei, žydams sako Izraeliui, nesilaikys ir nevykdysi visų šito įstatymo žodžių, kurie surašyti šito knygą, ir nebijos išlovingo baisaus vardo viešpaties savo Dievą, jis sustau ir vardina, kas atsitiks. Paskaitykim, visko neskaitykim, nuo 64 iki 67 eilutės. Viešpats išsklaidys tave tarp visų tautų nuo vieno žemės krašto iki kito. 70 mūsų eros metais. Tobulai įvyko, ar ne? Ten tarnausit kitiems dievams medžių ir akmenį, kur nežinai nei tu, nei tavo tėvai. Medžiai, krikščionybė, kryžius, akmenį, islamo, o žydai medžių ir akmenį turėjo tarnauti. Tarp svetimų tautų neturėsi poilsio, ne vietos kojai ramiai pastatyti. Holokaustas. Nes viešpats duos tau baugščią širdį, nusilpusias akis ir kankinančias mintis.
Tavo gyvybė bus pavojui dieną ir naktį, tu nebūsi tikras dėl jos. Rytą lauksi vakaro, vakarė ryto. Tavo širdis bus įbauginta pergyvenimų, kuriuos patyrė. Vat aprašytas holokaustas. Klausimų dar yra? Kodėl taip griežtai? Matot, žydams, judaistams už nuodėmes, kada mes laužom Dievo įsakymus, numatyta dviguba bausmė. Jeigu už 5 maišų bulvių vagystę numatyta ten 2 metų laisvės atėmimas jas pasaulietį, žydas turi pas Dievą jas 4 metų. Izaja 40 skyrius 2 eilutė, pažiūrėkit. Kalbėkite paguodą Jeruzalei, praneškit jai, kad jos kovos baigė, nusikaltimas leisės. Ji gavo iš viešpatės dvigubai už savo nuodėmes. Dvigubai gauna žydai už savo nuodėmes. Atrodo, žydai kenčia, už ką jie kenčia paprasčiausiai, sulaužo, kita tauta kenčia irgi, bet žydai daugiau, nes jie dvigubai kenčia. Faktiškai tiek pat griežti, bet gauna dvigubai. Tai taip atrodo baisu pas juos. Jeremijo 16 skyrius 18 eilutė. Aš visų pirma, čia Dievas sako žydams, visų pirma dvigubai atlyginsiu jiems už jų nusikaltimus, nes jie suteršė mano žemę ir mano paveldėjimą, pripildė savo širkščiais ir bjauriais stebais. Dvigubai. Atlyginimas yra dvigubas. Kodėl žydam dvigubai, o kitiem viengubai? Todėl, kad jiems daugiau patikėta. Didesnės pareigos aukštesnės buvo duotos. Kaip sakoma, kuo aukštesnis pareigos, didesnė atsakomybė. 147 psalmė, 19-20 eilutė. Jokūbui savo žodį jis paskelbė. Izraeliui savo nuostatus ir sprendimus. Kitoms tautoms jis to nepadarė. Nė viena nepažino jo sprendimų. Visi sprendimai, visa informacija apie Dievą daugiausiai buvo duota šitai tautai patikėti. O kitas tautas pagal savo galimybės ir poreikį ima iš žydų tautos. Pagal tai, kiek gali patenti. O kadangi daug patikėta, ir raštas patikėta, ir kabala patikėta, ir švedykla, ir pranašai iš jų viskas, ir mašijachas, viskas iš jų, tai vatiškai reikalavimai didesni. Teisingai. Toliau, Tanachas pranašauja, kad žydai labai nusidės ir sulaužys Torą. Smarkiai bus nusidėta ir sulaužyta. Ezechielio 39 skyrius nuo 23 iki 26 eilutės. Tautos žinos, kad Izraelis buvo patekęs į nelaisvę dėl savo nusikaltimų. Jie nusikalto man, todėl aš nusigręžiau nuo jų ir atidaviau juos jų priešams. Javol. Už jų netyrumą ir nusikaltimus aš tai padariau jiems ir pasitraukiu nuo jų. Todėl taip sako viešpats Dievas. Dabar aš parvesiu Jokūbą ištremtuosius, pasigailėsiu Izraeliui ir būsiu pavydus dėl savo švento vardo. Kai jie patirs gėdą dėl savo nusikaltimų ir neištikimybės, jie vėl saugiai gyvens krašte ir niekas jų negąsdins. Atkreipkite dėmesį. Kai tik patirs gėdą, holokaustą, tada jie gyvens savo krašte, vėl grąžinsiu jūs į pažadėtą žemę. Holokausto susibaigė 1945 metais, 1948 metais, po 3 metų Izraelis valstybė atsikūrė, žydai turi savo valstybę. Po 2000 metų, 2000 metų neturėjo, 20 šimtmečių beveik. Sutapimas čia, Remigijau, sutapimas. Žiūrėkit, pakartota įstatymą 30 skyrius nuo 1 iki 5 eilutės. Kai visi šitie dalykai ateis tau, čia sako Izraeliui, žydų tautai, palaiminimas ir prakeikimas, kuriuos tu paskelbiu. Tu prisiminsi juos gyvendamas tarp tautų, tarp kurių viešpats tavo Dievas tave sklaidys. Tada tu su savo vaikais sugrįši pas viešpatės širdimi ir visą sielą paklūsi įstatymus, kuriuos tu šiandien skelbiu. Tada viešpats tavo Dievas pasigailės tavęs ir surinkęs iš visų tautų, tarp kurių buvo išblaškytas, sugrąžins tave iš nelaisvės. Taip ir įvyko 8 metais. Nors būtum įsklaidytas iki dangaus pakraščių, viešpats tavo Dievas ir iš ten parves tave. Jis grąžins tave į žemę, kurią paveldėjo tavo tėvai. Darys tau gerą ir padaugins labiau už tavo tėvus. Išsipildo tobulai šitas. Tobulai.